14 metų. Mano mama audė ir dabar turiu dar mamos austus. Anksčiau gyvonais vadindavo kaime mums. Ausdavo, mamos turiu. O tai kur audė mama? Mama namuose audė, turėjo stakles ir audė. Kaime žmonės labai daug ausdavo ir rankšluosčius, ir taip vadino užtiesalus lovom. O tai kaimas kur jūsų buvo? Mano kaimas buvo Lazdijų rajonas dabar. O tai ko jūs atsikraustėt į Vilnių? Todėl, kad mes kaime gyvenom, vaikai troško mokytis ir atvažiavom į Vilnių. Pirmiausia, pusbroliai atvažiavo, paskui paėmėmės. Toks gyvenimas. Tai audimas jūsų kaip turinčios kitą kryptį savaime netraukė? Ne, manęs netraukė audimas. O mamai kas buvo? Kančia ar džiaugsmas? Turėdavo vakare ir žiemą laiko ir jausdavo, ir dovanodavo visiems. O dabar, kai žiūrite Natalijos kilimus išaustus? Neįsivaizduoju, kaip jinai šitaip, čia tiek reikia trūso įdėti, kantrybės trūso. Labai man gražu, bet ir darbo daug labai. O sakykit, Vilniuje, Irena, matėt kažkur gyvendama, kad kažkas, sakau, ar kaimynystėje audžia, arba šiaip girdėjot, kad... Balčiukonis buvo mūsų kaimynas, jau dabar amžinatilsį. Visad pasisveikindavom, paklausdavom, kaip gyvenat, per kelią gyvenom, mesgi susitikdavom. Bet jo anūkas man dabar sakė, kad jo daug darbų atiduota į fondą. Aš klausiau, kur senelio darbai tavo, sakė, atiduota į fondą. Ką jūs apie jį kaip audėją galit pasakyti? Nieko negaliu kaip audėją. Matėt kada jį dirbanti? Ne, nemačiau. Aš tik susitikdavau ir nei vienas, jisgi dar ir sūnų turėjo, nei vienas, nei anūkas nenuėjo jo pėdomis, aš pas Juliuką klausiau. Nepaveldėjo nei vienas.